Vladas Bagdonas, kūrinys Medžio deginimas. Labai teatrališkas kūrinys. Jautrus kūrinys, poetiškas, labai aistringas kūrinys. Vokale netgi jaučiame aistrą, labai smarkiai aistrą. Kažkas nebūtų, kad tau netokia laimė kaip kitų. Gyvenimas viena iš jūros putų. Jaučiamas sakandis, labai vokale jaučiamas sakandis. Lyg tų pačių krantų. Užtikrintas sakandis. Nuo vėjo gūsio. Yra praktiškai per sakandžio veržiasi natos pro sakandį. Tekstas yra košiamas pro sakandį. Ir dabar nusiraminimui pragrojimas toks. Ar vėjas užpučia liepsnelis pradžia. Mes artėjame į kulminaciją vokalinę. Peršoks blėstant Žiūrėk, toj bus. ant malkos dar baltos. Mūsų gyvenimas Labai įstringa vieta šitą. degimas medžio ir liūdna matančiam jį Labai visą be karto. Labai daug aistros šitose eilutėse. Baltas, nes liepsna auksinė, bet pilkas perenas, anglis juoda. Kūrinys, su kurio sunku tapatintis VGTU pirmakursiui, nes jis yra labai jaunas ir pienas nuo lūpų nenudžiūvęs, jis nieko nesupranta apie nieką. Tik vėliau jau susirinkus tam tikrą gyvenimo patirtį, išminties, tu pradedi vertinti šitą visą muzikinę scenografiją ir pradedi galbūt tapatintis daugiau su dainos tekstu. Kalbant apie scenografiją muzikoje, man iškart prieš akis iškyla Ovidijus Vyšniauskas, kuris šiuo metu yra galbūt primirštas atlikėjas, jisai jau nugrimzdęs labiau prisiminimus, jis jau mažiau dalyvauja mainstreame, mažiau mes jį matome ir ant žurnalų viršelių, tačiau jį mes prisimename, jo muzika yra palikusi pėdsaką, bet jo muzika yra gyva ir paklausykime Ovidijaus Vyšniausko dainą pavadinimu Sudie. So, Utre, are you with us? Yes, I'm here. So please listen to this and you can talk also in Swedish and... Okay, I will do that. We would love to hear your analysis on that. Ovidijus Vyšniauskas is a Lithuanian pop star. He was in Eurovision also. Eurovision? Yes, yeah. in Eurovision. Okay. Yeah. That's right. That's very interesting. Okay. Ir Utrė sako, kad yra intro gana daug taktų ir įdomus sprendimas, taip yra norima sukurti atmosferą. Gana įdomu. Labai įdomus gitaros sprendimas. Dramaturgiškai tai primena Roxetus. Vokalisto vokale jaučiasi gargalai. Kaip iškęst pasakyk, kaip nubūst be tavęs. Daug reverbo.
Saksofono sprendimas. Žvaigždei nėr kur nukrist, kai be tavęs ši naktis. Nesugrįžk jau Jei ši diena būtų nusiųsta į Euroviziją, kitais metais ji tikrai turėtų realių šansų užimti vietą tarp pirmos ir 23 vietos. Puikiai vokalinė vieta buvo. Tokia, kokių daugiau nebėra naudojama muzikoje. Bravo, bravo. Tu man atleisk, prašau, kad aš atleisk. Daina gana standartinės kompozicijos, tačiau tikrai daro įspūdį. Tamsus, toksai išvokščiantis, smėlingas vokalas yra smėliuko. Tokio pobūdžio dainose, tai tikrai šis sprendimas pasiteisina. Tu man atleisk, prašau, kad aš atleist negalėsiu tau atleist. Ir gale išrišantį vaidmenį atlieka saksofonas. Labai savalaikis sprendimas. Saksofono solo. Kad man buvai ir būsi tik viena, tu man atleisk, prašau, kad aš atleist Pagaulu. Tai yra pagaulu. atleist, negalėsiu tau atleist. O, du flute. Ir fleita groja gale. Det indiska musiker. Primena indiškus motyvus. Ir nueina viskas į fade outą. Su išvada tokia, kad kūrinys tikrai produkcinė prasme net nebūtinai gal atskirtum, ar tai yra padaryta Stokholme ar kažkokioj rytų Europos studijai, kaip šiuo atveju tikriausiai buvo įrašas atliktas Kaune, bet tas skirtumas yra nežymus ir tikrai kūrinys palieka gerą įspūdį. Girdėjome Utrės analizę. Primenu, kad su mumis visos laidos metu tikriausiai bus Utrė ant laido. Jisai yra pasijungęs tiesiai iš Švedijos, dalinasi savo komentarais, įžvalgomis. Utrė, are you still here? Yes, I'm here. So we will listen to Donny Montel. Donny Montel, okay. Yeah, so Okay. Donny now works with guys from your country. Oh, yeah, okay. exactly. Okay. With a bunch of Swedish producers. Oh, Swedish So Utrė, okay. we will now listen to his song. This is an old song. I'm not sure, but I think this is without Swedish production here. Only Lithuanian, without, but I'm not sure. Okay, it's So interesting. just let's listen and we waiting for your comments. Okay, so I will Aš switch to my persimsiu į Swedish. švedų kalbą. Aš žinau, kad šiąnakt tu esi ne viena. Muzika širdyje. Noriu pamatyti tave. Netikėtai atsiranda ir merginos vokalas. Nieko daugiau netrūksta man. Pasirinkta įdomi dialoginė forma. Girdime dvikalbystę, bekose vokalistė sako oh yeah angliškai.
Bekai Oh Yeah tarsi užtvirtina pagrindinio vokalisto mintį, kad jeigu dieną ariam, tai naktį ošiam. Oh Yeah yra pasakoma vokale, bekose ir tai sukuria tobulą festivalinę dermę. Idealus sneras. Būgnas sneras turiu mini. Tikrai gana puikiai išnaudojama harmoninė linija. Labai svarbi ir moteriško vokalo dominantė. Ok. Aš jau supratau kūrinį ir visą progresiją galime jau ir nebeklausyti. Alio, ar yra kur? Alio, radio laidos vedėjau. Alio, ar girdite mane? Iš kur čia atsirado repas? Alio, ar girdite mane? Radio laidų vedėjau, kur tu dingai? Grįžk į eterį. Kodėl palikai mane vieną komentuoti? Alio, kur tu esi? Grįžk į eterį. Alio. Dar taip nėra buvę. Šlykštynė vedėjas kažkur dingo. Tu turi mano širdį. Aš norėčiau sekti tavoje. Kai baigsis laikas. Atsiprašau, kol baigsis laikas. Kol baigsis visatos laikas. Aš noriu, kad tu būtum visą šalia mano brangiausiai. Aš noriu uždaryti duris. Kol saulė švies į tavo akis. Sorry, Utrecht. I was not here. Grįžk pas mane. What's happening? Kai saulė leidžiasi. Grįžk pas mane. Kas nors išjunkit vertimą, kur eina tas sinchroninis. Saulė. Išjunkit gerai.